matomą formą vos ne įgyja, kai atsidaužia kiekvienas garselis ir grįžta tokiu aidu. Tai tas sprogimas ir yra, žodžiu, ir šita paroda to pačiu, ir kad mes esam čia šiandien, tokiam kosminiam laive vos ne, ir tie kosminiai tokie kūriniai, kurie yra be rėmų, vieni didesni, kiti mažesni, bet juos mintise galime pratęsti irgi iki begalybės, jie tokie kaip neturi ribų. Ir tos skulptūros, kurios yra, jų nedaug, kaip minėjo, Violeta atsirinko jau labai kruopščiai, bet tos skulptūros kaip tik primena tada apie tokį mūsų trapumą, laikinumą toj visatai ir čia sprogo padanga, ar? Sprogimas vyksta. Ir tos skulptūros atvirkščiai, tokios baigtinės, turi formą, turi atpažįstamus žmogiškus tokius bruožus. Ir man atrodo, visa šita visuma tokį kelia klausimą ir prasmės. Tai ką mes čia veikiam tam pasaulyje, kodėl mes čia, kokia mūsų misija. Ir Violeta man gražiai pasidalino praeitą kartą, kai matėmės, kai susipažinom, kad jos prasmė ir yra ta tapyba, tas menas ir ta laisvė kurti ir taškytis, va taip ant drobių ir yra ta prasmė ir ta tąsa visatos. Tai tiek turbūt iš manęs. Tai gal Virgilijus dar nori kažką pridėti, sakė, norėjo kažką juokingai pasakyti. Tai perduodu žodį jam. Nu, pagal mane tai čia įvyko tas didysis sprogimas. Po to energija pasidarė materija. Kūrėsi Saulės sistemos, mūsų, kaip tas pieno kelias, įsikūrė Žemė mūsų. Palengva pradėjo gyvybė atsirasti, civilizacija, lavinimas, mokslas, dailė ir atsirado moteris, va čia kur stovi tos. Ne į tave rodau, čia į tos. Nu, tiek vienu žodžiu. Kai Virginija man paskambino ir pasakė, Virginija, atsiprašau, Gražina paskambino ir sako, susidirbau dar sykį. Ir pasakė, kad darysi parodą čia. Man buvo misija, neįmanoma. Ne, sakiau viskas. Bet atsiprašau, galima, aš paskambinu, nežinodama, kad yra Violetos gimtadienis. Visiškai ir paskambinau tą dieną, čia buvo pasiūlymas daryti parodą. Ir dėka va šitų dviejų vyrų, kurie sugebėjo mane labai gražiai įkalbėti, ypatingai dėkoju Mindaugui dėl to, kad jisai ne tik man padėjo paruošti parodą, bet ir morališkai. Sako, darysim. Ir savo vyrui padėkoju dėl to, kad aš jam tiek nervų iškarpiau. Siaubingai. Jis tiek nesikentėjo, bet sakė, jis mane vis tiek myli. Ir mylėsi. Bet negrasinė. Ir iš tikrųjų, aš įsigijau daugiau drąsos. Nes visgi, jeigu kas man būtų pasakė, aš darysiu va šitam kosminiam laive parodą, aš būčiau netikėjus. Ir būčiau tikrai neišdrįsus. Bet kaip mes čia ėjom su pirmais paveikslais, aš žiūriu, kad čia tinka, kad čia reikia daryti tą parodą. Tik tai, va, sakau, skulptūrų daug išnešiau, nes čia jau truputį pjovėsi. Bet aš kitokias daryčiau. Aš kai pamačiau tas patalpas, aš kitaip daryčiau. Darykit kitokias. Jeigu dar pakviesi. Aš tikrai esu labai ramiai taip daryti. Labai laiminga ir džiaugiuosi, kad tokiuose patalpose man dar neteko daryti. Sienos yra baltos sienos, o čia yra ir tas gaubas, ir visa ta energija, ta atmosfera, tas atrodo, va ateis ir pakeisi. O gal iš tikrųjų mes sueinam, gal mes tikrai paskraidysim, gal mums pasiseks po visatą truputį pakelti.
galiausiai mintyse bus. Ačiū labai. Ačiū Ačiū Gražina. Ačiū labai labai visiems. Ačiū. Tai ačiū visiems, ačiū. Taigi pasakau, ačiū visiems. Nereka norėjau pasakyti. Labą dieną. Na, aš truputį kitam kontekste viską matau. Taip, aišku, susilieja viskas, bet na, man visą laiką džiugu. Aš sakau, kada menas atranda mūsų mieste erdvę. Ir kada naujų atranda, dar yra įdomiau. Bet šiandien pagalvojau, ar menas atrado erdvę, ar erdvė atitempė meną, Violeta, ar ne? Tai gal erdvė atitempė meną? Tikrai taip. Su Gražinos pagalba, ar ką? Tikrai taip. O iš tikrųjų, mylėjai, tai turim unikalią vietą Zarasų mieste, kurios labai neišnaudojam. Nevertinam, galima ir taip pasakyti. Buvo padarytas persirengimo patalpa kažkokia. Ir ačiū Valentinai, kuri laikinai eina kultūros centro Zarasų direktoriaus pareigas. Sako, Valentina, įveiklinkim. Aš čia dažnai labai būnu, kiekvieną dieną, kiekvieną rytą šitoj vietoj būnu. Ir galvoju, na šitokia unikali vieta. Nu, įspūdinga ir duot jai reikia gyvybės, tos, nu, sielos duokim, kūnas yra priešingai, sielą kūnų darom, o čia kūnai suteikti sielą. Tai pirma, ačiū Valentina, buvo Renato Žiliuko paroda, jo buvo metalo dirbinių, tikrai, žinokit, čia buvo koncertas padarytas folkloristų, taip? Jo, sutartinės plus Gražinos Janušaitės. Paprasta, savo jėgom, tai nereikėjo kažką samdyti arba ten tų užsienio kažkokių tai atlikėjų, tai buvo jautru, miela ir gera. Tai dabar mums gimė projektas, ar ne, irgi, kad kiekvieną ketvirtadienį kitais metais gvildenam vyktų renginiai, kur pasirinks, ar čia, ar viršuj, šiandien su Valentina kalbam. Bet labai džiugu, kad atliepia menininkai, kad nesusireikšina, kad nesako per drėgna, nėra kur statyti, nežinau, susigadins, nes ne vienai valandai bus, ar ne, Mindaugai? Aš džiaugiuosi, kad draugą gerą atradot, tą tokį, kuris optimizmo jų Mykolą truputį, Kasparaičiai, taip? Taigi, bet kaip dabar Violeta rodė, matykit veidą, matykit akis, sako, aš ir apačio tušo bonkutę matau, buteliuką dar. Bet aš visą laiką matau akise, kaip lankiausi pas jūs, kaip gimsta, kaip vadas, dirbk, liek, energiją savo, taip? Juk šiaip savo nesigauna, taškantis to, ko nori. Aš sakau, Violeta, o kaip galutinis variantas atsiranda? Ir taško, aš mačiau, kaip jinai ten taško, kaip daro, ir be to jinai neslepia, socialinius tinkluos jinai parodo. Tai dar reikia pasidžiaugti ir Gražiną, kuri priviliojo, taip? Kuri įtikina, kad būtent ta erdvė tinkanti jūsų įvairiems meno kūriniams. O jauna panelė Graži, taip? Jinai pakvietė mus susitelkti ir pagalvoti, kiekvienam asmeniškai, jinai kaip hipotezę išmetė, ką jinai matytų, ką siūlo, o kiekvienas jūs pagal savo kultūrinį išprusimą atraskite, ar ne? Taip, tikrai taip. Tai va tas ir yra, kad dėka Violetos, Gražinos, Valentinos mes praturtinam savo kultūrinį gyvenimą ir esybę. Tai aš manau, kad tai, na, iš Daivės pirmas, bet tikrai ne paskutinis. Ir tikrai Violeta prižiūrint irgi su Mindaugu. O gal ir jis puikiai moka pats atgims tą kultūrinį dvasia. Taip? Stengsimės, taip. Projektas jau įsiliejo pas mus Zarasuose. Gal nepagirtus sielos kūnų, tai pagirsta dar Mindaugai, taip? Tai ačiū Violeta labai, kadangi jinai tai, kad sako, Nijolė, neškit man apčiuopiamą. Taip, aš ir neapčiuopiamą. Gėlių neškisi, tai aš tokio apčiuopiamą. Tai sėkmės prašom. Ar kažkas dar norėtų pasakyti? Dar nori pasakyti? Labą dieną visiems. Tai iš tikrųjų čia stojame prie pakankamai tokio unikalaus statinio. Seniau jis buvo vadinamas bunkeriu, po to jį pagražino pavadinimą, sako kupolė, gražiau skamba. Nors šiandien daugiau girdėjau, kad tai kosminis laivas. Tai kadangi dabar skraido neatpažįstami skraidantis objektai, kartais Lietuvoje, Lenkijoje daugiau, tai čia toks tiktų pavadinimas UFO gal kažkur, tai taip aktualesnė tematika negu kupolė.
Ir aišku, čia, kaip sakant, turbūt humoras. O Violeta iš tikrųjų, na, noriu palinkėti, kad, na, nepalinkėti turbūt, patvirtinti, kad jos paroda, na, rado savo vietą turbūt geresnė negu Dusetose. Man teko būti Dusetose. Nu, tradicinė, kaip sakant, tradicinė keturkampė erdvė. Šiandien kažkas kitko. Šiandien iš tikrųjų kažkas kitko ir turbūt matome tą didį sprogimą. Virgis teisingai pasakė ten tą visą evoliuciją, tik tai gal nepasakė kažkur tai kiek ten tų metų. Na, paklaidos yra ten milijardais, tai gal 10 milijardų, gal 12 milijardų. 14,5 milijardo. Jo, tai iš kažkur šviesa dar neatėjo, iš tolimųjų aukų, iš galaktikų spiečių dar eina. O čia jau atėjo, tai šiandien turime unikalią galimybę pamatyti turbūt kaip atrodė prieš 14 ar kiek ten milijardų metų. Tai kūrybinės sėkmės, Violeta, jums ir naujų didžiųjų sprogimų, kad po didžiojo sprogimo bus dar Ar dar norėtų kas nors tarti kokį žodelį sveikinimo? Ar jūs tylina? Tai tada kviečiame dar kartą į vidų ir paskui išėti to pačiu su vyno ture dar kartą praeiti, gal dar kitaip pasirodys paveikslai. Kuo daugiau išgers, tuo Taip. Vos nesuveikė. Čia. Taip. Čia. Ne, tai čia. Pirma ir ne paskutinė. Arba Mindaugas padės, taip? Ačiū linkėjimai. Ačiū jau perduosiu. Prašom.